Aš manau, kad rašyta dramaturgijos užmanimas, kad tipažas paimtas mano, tokios mažos balonkės, nepanašiai mane. Kažkas, žinoma, gal impulsyvumu panašiai, tai yra Irena, kuri, manau, po Lietuvoje iš tiesų buvo tokios populiarios Berto Hellingerio konsteliacijos, jinai nutarusi pasikeisti vardą, jinai patapus Vanesa, nes daug šiuolaikiškiau skamba, tai moteris norinti eiti koja kojon su laiku, tokios mes čia visos elegantiško amžiaus moteris, brandžios gal net per daug, ir šita nenori pasent ir kaunasi visom įmanomom priemonėm su senatve. Jis sako, kad senatvė neegzistuoja. Ir visgi finale mes matome šitą personažą, mažą, sutrikusi vaiką, kuris vis dar sprendžia būties klausimus, užjaučianti ir visiškai išsilukštenusi iš to dirbtinio tokios poniutės tariamos lukšto. Ir man turbūt tam personaže tai yra brangiausia.